Norėjau sakyti laba diena, tai iš tikrųjų vakaras, tik tais dar šviesu už už nugaros. Šiandien mes esame su labai įdomiais, pašnekovais susitikime ir mes kalbėsime su Mariu Jatuliu, psichosomatikos praktiku ir taip pat visaralinės terapijos specialistu. Sugalvojo pasikviesti Marių į svečius Birutę, o Birutę irgi jau dauguma pažįsta turbūt. Tai yra didelė ajurvedos gerbėja, mylėtoja ir praktikė irgi. Ir taip pat Ajurveda moterims puslapio įkūrėja. Na ir mes jau senokai kalbame su Birute gyvose paskaitose ir diskusijose apie sveikatingumą. Tad Birute, tu mus pakvietei į labai įdomią paskaitą ir įdomų pokalbį, nes vis dėlto sveikata yra, kaip sako, kaip minėjo ir Marius, ir jo mama jam, kad žiūrėti į sveikatą būtinai. Ir šiandien ir bus pokalbis apie tai, iš kur atsiranda liga, ta prasme, kur jinai kyla, kaip mes, ar jie mes patys susikuriam ir panašiai. Tai iš tikrųjų duosiu pristatyti šiandienos paskaitą Birutę ir taip pat tuo pačiu metu pristatant Birutę paprašysiu, kad tu papasakotum, kodėl tau surezonavo pakviesti Marių būtent ir ką tu pamatei bendro ir galbūt panašaus ar kažkokias tendencijas tarp savo klientų. Sveiki. Tai iš tikrųjų Marių aš jau pažįstu jau ne vienus metus ir jisai būtent tai, kad yra labai giliai praktikuojantis, būtent su psichosomatika, tai mane tai labai rezonuoja su Ajurveda, nes Ajurveda lygiai taip pat tyria būtent samskaras, kurios būtent mūsų kūnuose būtent irgi palieka tuos gilius įspūdus nuo vaikystės, kurie paskui veikia mūsų sveikatą, mūsų emocinę kažkokią tai būseną, nuo kurios paskui gali atsirasti kažkokios tai problemos, ir tokį net ir ilgalaikį poveikį turi mūsų visam gyvenimui. Ir jeigu mes neįsiaiškiname, iš kur būtent kyla būtent tos samskaros, tai įspaudai, tai pas mus gali atsirasti kažkokios tai gilesnės problemos su sveikata. Gali būti kažkokios tai emocinės būsenos, netokios, sakysim, geros, neturėti galbūt tiek džiaugsmo didelio gyvenime. Tai psichosomatika iš tikrųjų lygiai taip pat, aš kaip suprantu, tą patį nagrinėja, ką būtent ir Ajurveda, būtent tos įspaudus, kuriuos palieka mūsų patirtos tas įspaudos vaikystėje. Tai labai rezonuoja su Ajurveda. Tai labai norėčiau ir Mariaus būtent, kad irgi pasakytų, kaip šiuolaikinis tas mokslas, būtent psichosomatika, būtent nagrinėtai ir būtent, kad giliau papasakotų, tai vis dėlto kas ta yra ta liga ir iš kur jie atsiranda, kaip mus tai veikia ir kaip galime netgi savo ir padėti. Sveiki, labas vakaras. Jo, mes tikriausiai, kaip norėčiau pasakyti, kad psichosomatika tai yra žodžių junginys iš dviejų žodžių. Psichė siela, o soma kūnas. Tai jinai ir nagrinėja tą ryšį mūsų, žmogaus psichinę būseną su ryšiu, kaip tai persiduoda į kūną. Toks paprasčiausias būdas tikriausiai žinote, kad jeigu žmogaus būsena jis yra piktas, mes matom, mums net nereikia sakyti, ar ne, mes matom, kad eina piktas žmogus, judesiai, eisena, viskas bus kitaip, ar ne? Ir labai dažnai netgi galim pastebėti, kad tai tampa tam žmogui, netgi pagal eiseną tu gali pasakyti, kad jo būdas piktas. Arba pagal eiseną jisai linksmesnis, ne? Žmogus, kai linksmas, tai jo būsena tokia. Ir tada mes šypsomės. Ar ne? Kaip yra? Tai būtent nagrinėja tą, bet čia aš pasakiau tokius standartinius, paprastus mūsų reakcijos, mūsų psichikos būsenas. Jų yra be abejo daugiau ir kai kurios būtent tos dramatiškos
dažniausiai iš vaikystės. Jos nusėda mūsų kūne, jos tampa mūsų strategija, mūsų išmokimu taip reaguoti. Kaip žinoma, kad vaikai neturi loginio mąstymo, ne kažkur tais iki 6 metų. Iki 6 metų jie kitaip suvokia šitą pasaulį. Ar ne? Ir jie, kadangi nemąsto, jie daugiau, kaip čia pasakyti, jaučia, nuskaito, jų sąmonės tiesiog būsena yra kitokia. Ir gal žinote, kaip ir mokslas, kad mes gimstam vienose, mūsų psichika veikia vienokiose dažniuose, ne, bangose. Beaugant keičiasi, dasideda. Ir būtent mes suaugę žmonės dažniau bendraujame, beta bangose, tai yra mūsų loginis mąstymas, bėgam, lekiam, gyvenam, kažką sprendžiam. O visi dalykai, tie dramatiški, ne, kurie pirmą kartą gyvenime, kur psichika žmogaus neturi atsakymo, tai gali būti išgąstis, tai bet kokios nelaimės kažkokios ir dar kažkas, tai jie įsirašo mūsų tokiam pasąmoniniam lygmenį. Tai jeigu taip jungti su tom bangom, tai čia būtų alfa, teto įsirašo. Užtat žinote, yra ir teta healingas, yra toksai gydymas, ar ne, kur tetui žmonės nueina, kažkas sprendžia, visa hipnoterapija, psichosomatika irgi remiasi tuom, kad ten yra. Ir užtat mes logiškai labai dažnai negalime išspręsti tos ligos ir žinom, kaip dabar viskas vyksta, kad žmonės sprendžia ligų problemą, o kuo daugiau sprendimų, tuo daugiau ligų iš tikrųjų, ar ne? Ir tai va taip. Aš nežinau, atsakiau, ar dar ką nors? Taip, iš tikrųjų supratome, kad vis dėlto mums įsirašo tam tikri galbūt elgesio būdai kažkaip tai ir jie po to vaikystėje, ar taip? Ir jie po to įtakoja mūsų... Jo, mes nukopijuojam, nesąmoningai mes nukopijuojam nuo tėvų dažniausiai, nes tėvai tuo metu būna visas vaikui, tėvai yra visas pasaulis. Ir vaikai išmoksta nesimokydami. Yra kažkoks psichologas pasakęs, kad vaikų nereikia auklėti. Gyvenkite gražiai laimingai, jie tai nukopijuos ir jie tai išmoksta, ar ne? Jiems tai tampa norma, taip jiems tampa tokia tiesa. Ir jie su ta tiesa po to toliau gyvena, mes tai vardinam, aišku, kai charakterio bruožus kažkokius ir taip toliau, bet iš kažkur tai atsiranda ir dažniausiai tai įtaką padaro ir yra pastebima, jeigu vaikus auklėja močiutės ar ne, tai jie kopijuoja močiutės tada. Ir taip toliau, labai yra tekę bendrauti, yra žmonių iš vaikų namų, kur buvo palikti, po gimdymų, kurie užaugę ir taip toliau, ten irgi labai, iš tikrųjų, psichikoje daug tokių traumų ir viskas kyla ten iš tų vaikų namų, nors dabar žmogui gali būti 50 metų. Tikrai turėjau tokį atvejį, kai jis ir alkoholį vartoja, bet ir dirba ir taip toliau, jis atėjo būtent dėl alkoholio ir mes viską tenais radom ten tokių dalykų, čia aišku patyčios visi tie dalykai labai įtakoja. O tai ar tada esu skaičiusi, tai įdomu pasitikrinti, ar tiesa, nes dabar labai daug informacijos. Jo, labai gerai, labai šaunu, jo. Jo, kad viena pora įsivaikino vaiką iš kitos iš Afrikos, man atrodo, ir jie buvo iš Europos. Ir vaikas, mama susirgo tuo tipo vėžiu ir po to vaikas irgi susirgo tuo tipo vėžiu, tuo pačiu. Tačiau genetiškai mokslininkai buvo labai nustebę, užtat ir rašė apie tai, kad genetiškai šiaip pas juos neturėjo pas tą vaiką apskritai tokių vėžių, iš ten nesergama. Tai sako, tai kaip tai galėjo būti, jog mes sakome, jog čia tik genetiškai. Sako, tai galbūt tai buvo, kad jis išmoko tam tikrų elgesio būdų, kurie privedė prie tos ligos. Būtent, jeigu dabar mes paliestumėm tą genetiką, yra,
aš drastiškai labai neteiksiu, kad tai yra įrodyta, bet psichosomatika tai nagrinėja ir sako, kad būtent mes genetiškai, fiziškai iš tėvų, paveldim ten kažką tais, ar ne, bet ligas mes susikuriam. Taip, mes nukopijuojam kažkokią tai reakciją, kuri reakcija ilgalaikiai. Ar ne, aš kai sakau, netgi tas vėžys ar onkologinis neteina per vieną dieną, yra tarp kitko įrodyta, yra tokia statistika, tiesiog to mokslo irgi biškutuką duosiu, kad laukiniai gyvūnai neserga. Kai jie socializuojami, va šuniukų, kačiukų, pažiūrėkit, kiek atsirado pa žmonės daug, ar ne, iš, sakykime, gero gyvenimo, nebeturi žmonės kaimų, labiau vienišesni. Ir pažiūrėkit, kiek veterinarinių klinikų. Nieko nebuvo, niekas jokių gyvūnėlių negydė dar visai nesenai ir jie irgi serga, nes jie, aš dar noriu pasakyti, kad mes iš tikrųjų, tam tikrą prasme esam vienas ir mes neverbaliai nuskaitom gyvūnėliai ir vieni kitų neverbaliai būseną. Ir kai tu ilgiau laiko būni ant tos būsenos, ta būsena sukelia kažkokią tai pakitimą. Pavadinkim dabar ligą, ar ne, bet aš, kartais mane kritikuoja bet viskas šaunu, kritika verčia biškutų kaukti, kad aš iš viso sakau, nėra ligų. Suvokimas apie sergantį žmogų, apie tai, kas vyksta, iš esmės iš pagrindų yra klaidingas. Tai yra adaptacinis žmogaus kūno organizmo reakcija adaptacinė į kažką, kas pas žmogų vyksta gyvenime. Užsidega šviesa, mes prisimerkiam. Čia liga ar ne? Čia adaptacija. Kai sportininkas stovi starte, aš vis sakau, pamatuokit jo cukrų. Jis ten didžiausias diabetikas, bet po finišo jis vėl ne. Tai yra būsena, kuri kinta priklausomai nuo to, kas vyksta su žmogumi, kuris yra. Tai yra adaptacinis kūno mechanizmas, į tai su kuom nesusitvarko psichika. Arba kažkaip tais yra. Ir tai jeigu mes jau paimam šitą pagrindą tokį, aš prisimenu, kai man tas savokimas atėjo, aš labai garsiai sušukau Auriką, ko mes čia bijom tada, ar ne, ir ką čia, ar mums reikia gydytis tada iš tikrųjų. Kažkaip pradėjo griūti ta visa paradigma. Ir, ne veltui sako, aš labai dėkoju daktaram, kad jie iš tikrųjų sąžiningi ir jie sako, viskas iš jūsų galvoj, viskas nuo nervo ir taip toliau. Ir jie yra tame labai teisūs. Nes iš tikrųjų tai yra tik tais, kadangi vėl, kaip minėjau pradžioj, mes bandom logiškai tai suprasti, o visa tai yra šiek tiek kitame mūsų suvokimo lygmenyje. Ar ne, kad logiškai niekaip neišeina, bet tam tokia tikra tiesa, sakykime, aš dabar apie tokią alergiją biškutuką pasakysiu, kaip būna. Kaip visa tai vyksta, tas mechanizmas, ar ne, adaptacinis, kaip mūsų psichika visą laiką, kas yra kūne, jinai mus bando apsaugoti nuo kažko tais. Dar yra sakoma, kad mūsų kūnas visą laiką už mus. Mes sukurti iš pagrindų ne ligai. Ir jis už mus. Jis visą laiką mums bando padėti. Jeigu tik tai žmogus nesusitvarko su tuom, kas vyksta gyvenime, su savo psichika, negali sąžininkai kažko paprašyti, kažkur būti, jinai nekenčianti darbą labai ilgai, be abejo santykiai, finansai, yra tie pagrindiniai, žinot, arkliukai, kurie savirealizacija. Ir ten kažkas tai vyksta, kūnas padeda, jis taip adaptuojasi ilgainiui, kad padėti šeimininkui. Ir mėgstu sakyti, kad kūnas eina paskui psichiką. Aišku, būna, jeigu užlipia ant vinies, tai psichikais paskui kūną ten skauda, jinai sušuks, ar ne, kažkiek tais. Tai va tas dalykas ir yra, sakykime, dabar tokios, jeigu, alergija, tai čia liga ar ne liga? Kaip ir skaitoma kažkokia liga, nelabai ten gydosi. Aš prisimenu, pats alergologiniam esu buvęs, visus tyrimus
pleistrus visokius klijavo, nu, tiek išnagrinėjo, žinot, bet aš niekam nealergiškas. Bet tada baisi. Galiu pavyzdį pasakyti, nustatė, kad aš alergiška stipriai ir mano vyras, kad mes, ypač jis, labai alergiški katėms, šunims, arkliams ir dar kažkam. Aš turiu 3 kates, mes mylime šunis, jodinėjau arkliais ir jokių, nes norėjau, mylėjau ir man alergijos. Jo, ir vat atrodo statistika, atrodo tyrimai, ar ne, bet faktiškai to nėra, žmonės nejaučia, ar ne, tai, nu, ir daugeliui, bet tu, Milda, gal, nu, moraliai, psichologiškai esi stipresnė. Kitiems žmonėms, jiems sužinojus tai, jie nesileis prie savęs kačių, jie pradės bijoti ir jiems iš tikrųjų išsivystys alergija kaip adaptacija. Suprantat? Labai yra, nežinau, su kolegom mėgstam šnekėti ir diskutuoti, kad žmogui sužinojus diagnozę, jau jam trauma. Įsivaizduojat? Ir jeigu ta diagnozė klaidinga, kas irgi yra ir moksliškai patvirtinta, ir tai yra, nu, praktiškai žmogui sumaišė korteles, jam pasakė, liga jis susirga. Žinot, yra ir knygos yra rašytos, ir mokslininkai yra tai ištyrinėję, yra daryti eksperimentai. Tai dar vienas klausimas tada, ar ne? Bet tada grįžkim prie tos mūsų adaptacijos. Kodėl? Kad mūsų kūnas, patikėkit, jeigu kada nors, nu, vat, psichikoje pasikeis tai, kad lygų nėra, tik adaptacija, o tavo kūnas žmogau visą laiką yra už tave. Mariau, bet aš... Ir alergija tai yra, organizmas ginasi nuo to, kas jam nesaugu. Ar ne, aš galiu, vat, paminėsiu savo krikštasūnį, tiesiog, nu, vieną iš draugų bendraujam, tai pas juos buvo sūnui, kad alergija katinui. Ir prasidėjo po to, kai katinas, jam buvo gal 16 metų, iškrito iš balkono iš 10 aukšto. Bet tai buvo trauma, tai buvo išgastis, ar ne? Ir psichika neprileidžia katino arčiau, kad jis nesusitraumuotų. Nu, sakykime, neišsigastų. Jis taip keistai veikia šiek tiek. Nu, sakau, ne visai logiškai. Jinai, nu, būna taip netgi labai bukai, labai tiesmukiškai. Bet aš, kiek žinau, po to kalbėjau, nes jie nieko nenori spręsti. Aš tada dar mažiau su psichosomatika dirbau ir man atrodo, kad po to jam praėjo alergija, jie nusipirko kitą katiną ir taip toliau. Tai yra išsprendimas. Buvo praradimas didelis, psichiškai, nu, psichika reaguoja, tai susiję su katinu. Nebus katino, nieko neprarasiu. Ar ne? Atsirado katinas ir čia vat būtent sprendimas buvo. Taip? Noriu tavęs paklausti, sakysim, o kada vaikai, ne, maži, turi alergiją ir paskui jinai praeina. Bet kaip taip psichosomatika žiūrėti? Atvirkštinis, pavyzdžiui, variantas. Jo, tai sako, kad yra tokios vaikų lygos, ne, kuriom vaikai, nu, išauga. Ne, ir jie išauga dažniausiai, nu, pradeda išauginėti 8, 9, 10, ten 11. Noriu pasakyti, kad visi vaikai, aš vėlgi cituosiu, kad vaikų poliklinikas iš viso reikia uždaryti. Iš viso. Čia, nu, visiškas, nu. Bet... Aš tiesiog vėl noriu sutiksiu, kad jos uždaryti ir vaikai tikrai nereikia. Jo, vaikai yra, jie kai gimsta, jie yra ant mamos energetinio lauko. Ir jie neverbaliai, vaikas jis nežino, kas yra gerai, kas blogai. Jis nežino, kaip jam gyventi, kaip jam reaguoti šitam pasaulyje. Ir jis tiesmukiškai viską nuskaito nuo mamos. Vaikas nuskaito mamos vidinę būseną ir jeigu namuose vyras išgėręs grįžo ir mama, nu, pergyvena, ne, ten kažkas tai vyksta, jinai labai nuteista, sakykime, ar ten alkoholis, nesvarbu, kas bebūtų, ne, vaikas bus nerimastingas, jis verks. Nes jis jaučia grėsmę, jis nesupranta, jis dar nieko nežino, jis neturi žinojimo, kas gerai, kas blogai. Bet jeigu mama tokia, jis pradeda verkti. Jeigu mama rami, jisai neverks.
Man buvo atvejis, skambino viena, pažįstama kažkada visceralinė ateidavo pas mane ir sako, Mariau, ką galėtum, patarti, sako, pas mano mergaitė 4 metų, jie labai sveikai maitinasi, labai su sveikata, ten tikrai labai aš esu kažkada ir namuose buvęs, labai rūpinasi visų tom dalyko ir sako, pas mano dukrelę 4 metų, dermatitas ant rankos. Aš sakau, kuri ranka? Man pasakė ranka ir aš sakau, o kada prasidėjo, sako, kai pradėjom vesti darželę. Aš jai uždaviau vieną klausimą, su kuria ranka vedėjai savo dukrelę paėmus už rankos į darželę. Ir norėjai vesti ar nenorėjai vesti? Kokia tu buvai? Ir netaip aš jai paaiškinu, iš karto susiprato. Mama veda, bijo dėl savo vaiko ir vaikui už rankos yra paėmusi. Vaikas yra jautresnis, jis atspindi mamos vidinės būsenas, išreiškia per save, per savo kūną. Ir pas vaiką būtent tos rankos, už kurią vedė į darželį, kai mama buvo nerami, pas vaiką dermatitas ant rankos. Suprantat? Atrodo keistas, stebuklą taip negali būti, bet būtent pas vaikus taip ir yra. Praktiškai, čia ne vienas atvejis yra buvę ir su ausim, kai 2 mėnesius 3 gydosi nieko, po vieno, stipri tokia pas mus buvo pokalbis, po savaitės pasakė, kad jau geriau, dar po kitos savaitės pradėjo vėl eiti ten į darželę, man atrodo, ar į mokyklą, tai aš vaiko net nemačiau, net nedirbom, taip kad tai yra, taip ir vaikų lygos yra mamos vidinė būsena. Jeigu mama laiminga, jeigu gera, jeigu santykis geras, ten tas vaikas žinotis. Tai va taip. Kažkaip šitaip. Dar norėčiau tada dar paklausti, nes mes kaip irgi kalbame tą psichosomatiką, tas ir samskaras, tai kiek irgi mūsų tėvų, senelių, irgi tos emocijos, kurias mes perimam, ant kiek mums irgi reikia, ant kiek mūsų sveikata nuo to, sakysim, ar kenčia, sakysim, ar atvirkščiai, gerai mes jaučiamės, kiek būtent tie protėvių mūsų elgesys, ar kažkas tai kaip mus veikia, o būtent ką sako psichosomatika. Čia mes jau lendam tada biškutuką giliau, bet, sakau, šiuolaikinė psichosomatika jau jinai, kaip čia pasakyti, yra tokių dar įdomesnių ir pavadinimų, linijų yra atsiradę, kurios liečia, kaip čia dabar pasakyti, ne tik tėčius, ne tik prosenelius, liečia ten, kur mes net nepažinojom, kas yra už mūsų. Ar ne, yra žinoma, kad mūsų tas pasąmoninis lygmuo, tam tikra mūsų dalis, jinai neturi laiko. Jei visuomet yra čia ir dabar. Ir tie visi išgyvenimai, ką išgyveno iki manęs, mama, tėtis, taip toliau, ten santykiai ir visi tie žmonės, tai niekur nėra dingę. Ir jeigu su kažkas tai sutrikdė, tai yra kaip patirtis, žmonijos ar giminės, kaip čia pasakyti, bet kokia patirtis buvo naudinga. Kažkaip kažkam, ar ne? Aš prisimenu, tiesiog papasakosiu apie save tada, kad mano senelis, kurio aš nemačiau, mamos tėtis, aš jo niekada nematęs, bet jisai karą prabuvo po žeme, jis, kaip sakant, nei už vokiečius, nei už rusus niekur, toks išbuvo, jis labai jaunas mirė, 40 ten kažkelių metų, bet man, kai reikėdavo eiti kalbėti, aš negalėjau, man rankos dreba, aš suprasdavau, kad čia yra, grina psichosomatika, čia kažkas, nerealu. Bet aš ateinu, atsisėdam prieš kameras, man pulsas daužosi, viskas, aš suprantu, kad tai yra grėsmė mano organizmui. Aš nesakau, kad ten bijau, ar nebijau, ar dar kažkas, bet mano organizmas išėjimą į viešumą interpeliuoja kažkodėl kaip grėsmę. Nors aš nemažai pasaulio apvažinėjęs ir atrodo, ten kokia čia gali būti grėsmė ir susibūriau ir koncertuose, bet tai buvo šitaip, ar ne, ir aš pradirbau terapijai ir mes radom tai, kad mano seneliui buvo nesaugu išeiti į viešumą ir jis ten išbuvo, įsivaizduokit, 3-4 metus, taip slapstydamasis. Jam buvo grėsmė.
Tai įsijungia ta strategija, tas išmokimas senelio, nes tiesiog, yra tam tikros būsenos, kai mes galim tai pamatyti, iškyla paveiksliukai netgi mūsų psichika masto jinai paveiksliukais. Ir, vat šitą dalyką pradirbom ir tu jauti, kaip tenais kūne kažkas tai vyksta ir po to tai po truputį žiūriu, tuk, lengviau, viskas yra gerai. O kažkada tiesiog negalėjai. Yra tekę dirbti su viena moterim, kuri dainuoti. Susirenkam, sako, į būrelę, dainuojam visos kartu, viena negaliu, o pas mane balsas geriausias, man reikia solino. Irgi esam tai pradirbę, tiesa nežinau, nieko jinai nesakė, ar gerai, ar dainuoja, ar nedainuoja, bet tiesiog mūsų psichika gali tai interpretuoti kaip grėsmę. Ir tada kelia pulsą, spazmuoja. Čia irgi yra viskas mūsų yra susijęs su mūsų kūno reakcijom, su mūsų biologija, su mūsų vidiniais konfliktais. Ar ne? Čia dar yra kai kurie signalai iš mūsų ten to pirmykščio proto, tai labai yra tai kartais, negali taip atsakyti greitai, o ne kodėl. Tai vėlgi. Bet aš dar gal, pasakysiu taip, kad nebūtinai, mes kalbam apie labai praeitį, bet netgi, man atrodo, netgi ir jeigu mes matom tėvus, senelius, jeigu elgiamės taip, kaip mes tą patį elgesį kartojame, tai pas mus tos pačios ir lygos netgi kartojasi. Bet man taip atrodo, kad, nes kaip ir sako, vaikai kartoja, dėl to, kad elgesys mūsų nepasikeičia ir tada viskas kartojasi. Jeigu mes pasikeičiam, pradedam save suprasti, pradedam kažkaip išsiaiškinti, iš kur tas toks elgesys, ar ten dar kažkaip, tada ir tos lygos kažkaip, ar nueina, ir tas laimės pojūtis keičiasi, viskas, pas mus visas gyvenimas keičiasi. Taip, sako, keista būtų tikėtis darant tuos pačius veiksmus, tikėtis kito rezultato, ar ne? Tiesiog mes to nesuvedam, mes nepažiūrime tai, mes to nepamatom. Ar ne? Ir daugeliu žmonių ateina ir kažką tais, pasakoja apie savo gyvenimą, taip toliau, sakau, o kaip tėtis, ten viskas gerai, ten mama. Sakau, o tau nepanašu, kad tu elgiesi kaip tavo tėtis, taip. Tikrai. Mums, neužtenka jėgų pamatyti, mes kartais siaurai labai matom, ar ne, tai čia būtent tas ir yra, ir ta psichosomatika, kad išmokti kitaip, kad išmokti kitaip, kad susikurt save iš naujo, ar ne, kad pamatyti plačiau vieną tą pačią situaciją arba neužstrikti vienu ir toj pačioj reakcijai. Nes, iš tikrųjų mes kartais taip dar yra, kad mūsų ta psichikos toks veiksnumas, jinai yra labai tingi ir jinai nieko nenori mokytis. Jinai nenori, užtat mes mokomės pagrindę per bėdas ir per klaidas. Nes mes mobilizuojamės tada, mums tada reikia. O šiaip tai tokia, priversti ją evoliucionuoti, kažko mokytis, net jeigu taip gerai kam. Jinai taupo savo batereiką, savo resursus, savo energetinius išteklius. Bet kai būtent kažkas įvyksta ir tada mobilizuojasi, tada mes galim išmokti kitaip. Tai yra, tapti kitokie. Ir tuo pačiu tada mes evoliucionuojam šiek tiek su tom reakcijom, su santykiu, su šitom pasauliu, su savim, su tom, kas vyksta. Ir tuo pačiu tai... Kokie metodai tada pas jūs? Kaip jūs padedate žmonėms atrasti, vis dėlto suvokti savo kažkokius dalykus ar būsenas? Aš labai dažnai klausiu, kas kūne. Mėgstu tai, kad sakau, pasakykite, kas jūsų kūne, kokia liga, kokias diagnozė, galima jau įvardinti, kas to žmogaus gyvenime vyksta. Sukom susiję. Kažkur kažkas tai, šiaip niekada niekas neatsiranda. Niekaip neatsiranda. Neatsiranda šiaip savo pinigai kišenėje, ar ne? Tai ir liga šiaip savo neatsiranda. Bet būtent mes nežinom priežasčių ir žiūrime į žmogų, į tą kūną, kai kažkokią bejausmę būtybę, ir gydom tai kaip automobilių servise. Nešam savo kūnelį kažkur, užtepti, užlopyti, ten kažką pilti. Automobiliai taip remontuojami, aš sutinku, bet mes nesam automobiliai, mes esam gyvi
Ir visos ligos už tai ir yra iš to, iš gyvenimo. O kaip padėti, tai, nežinau, čia tokia, išmokti, pajusti, patirti, išgyventi kitaip. Arba būna ligos, kurios mes nesutinkam išgyventi kažko. Mes bijome būti pikti, nes mane nuteis. Piktis yra nuteistas. Mes tada laikom tą pyktį. Ar ne? Ir tai irgi yra energijos forma, ir apie Ajurvedą gal, ar ne, tai yra tam tikra, sakykime, ugnis ar kas, Ir jin išlys, tai yra laiko klausimas. Ir tu vis piktesnis daraisi. Tai kaip daryti, ant ko pyksti? Kas bus, jeigu nepyksi? Tam tikri klausimai be abejo, ir be abejo, aš praktikų nebesiūlau jokių šiandien dienai beveik, bet galima nueiti, nupiešti tą žmogų ir išlieti pyktį, nupiešus jį ant pagalvės, ar su medžiu pasišnekėti, mums reikia išleisti tą energiją. Aš dar neišmokau, kaip išspręsti, mes galim nesuprasti, kodėl pykstam, pamačiau žmogų arba išgirdau. Ir mes galim nesuprasti, ar ne, bet kad to nelaikyti, tai tada praktika padeda. Bet tam, kad tai išspręsti, jo reikia pokalbį, reikia, trigerinti žmogų, žiūrėti, kas yra kūna, mes einam biškutuką atgal pasivaikščioti, būna tai tampa dingsta ir ten visą laiką bus kažkoks įvykis, kuriame žmogus supykęs, taip pat reagavęs, išgyveno. Jo psichika, neturėdama jokio sprendimo, taip išsprendusi, supykusi, jinai išliko gyva. Arba. Ir tada jis rašo, jeigu aš pyksiu, pasieksiu tikslą. Ir mes kartais be reikalo pykstam, bet tai yra. Mes tampam įkaitais biškutuką šitų įrašų, šitos patirties. Mes tampam ne tik tais gerosios, bet ir blogiosios patirties, nešėjai savo. Ir tokie, kaip sakau, tuo pačiu metu gali būti nuomonė, žinojimas, kad pinigai ir gerai, ir blogai. Ir tada mes norim pinigų, bet jie neteina. Bet tai irgi yra žinojimas mūsų psichikos. Arba daugelio tėvai tikriausiai sakė, vyresnės ypatingai kartos, kad pinigai sunkiai uždirbami. Ir tai yra žinojimas, kuris, materializuojasi, jis vyksta. Yra buvę tokių, aš kodėl sakau, kad labai dar į tos žodžius žiūrėti, ar ne, yra buvę žmonių, kuriem, ten sako, mano bobutė 50 mirė, sako, mama, ir žmogui 50 metų jis pradeda smarkiai sirgti. Jis, tik tą žinojimą reikia išimti. Arba atšaukti jį. Tai yra tokie, bet tai irgi yra psichikos žinojimas, žino tai mūsų psichika. Ir jin realizuoja tą žinojimą. Per fiziką. Tai mes, aišku, šioje paskaitoje truputėlį taip abstrakčiai šnekame, supažindiname tiesiog, po to jau kitus kartus kalbėsime detaliau galbūt, bet kažkokių pavyzdžių, pirmą kartą gal klausantiems, sakykime, tam tikri, aišku, kiekvienas labai individualus, tą tai suprantame, tačiau kažkokie pavyzdžiai, pavyzdžiui, iš jūsų konkrečių gal atvejų arba kaip tam tikri elgesio būdai, kokias ligas gali netgi šaukti. Kai aš esu skaičiusi apie, pavyzdžiui, viena moteris iš Indijos, jinai, Anita, jinai, galima sakyti, jau mirė beveik nuo vėžio ir jinai, bet jinai mirdama suvokė, kad jinai neautentišką gyvenimą gyveno, kad jinai nebuvo savimi, kad jinai buvo pilna baimių. Ir jinai sugrįžo atgal į gyvenimą, taip sakant, ir jinai dabar rašo knygas, kalba viešai ir sako, žmonės sako, jeigu tau gydytojas sako, kad jau mirsi, tai sako, mes gydytoją į šoną. Būtent, Tai yra tik tais gydytojo žinojimas. tą žinojimą jis gavo universitete. Tas universitetą kažkas pastatė ir ten sudarė programas. Visi gali klysti, tai yra metodika. Bet tai ne,
Žinot, vienas mano mokytojas sako, kiekvienas žmogus žino, kada jisai pradeda sirgti. Ir jis nueina, pradeda tikrintis. Ir jam pasakyti, kas vyksta gyvenime. Aš ir žmonėm noriu pasakyti, kad jūs pažiūrėkit, kas vyksta jūsų gyvenime. Ne tiek fiziškai, o kaip jūs tai jaučiat, kaip jūs tai išgyvenat. Užtat tas priverstinis mąstymas, nemiga, dažnai galvojamas apie kažką tais, negalimas to išspręsti, nes mes galvojam apie tai, kur pakibome, ko negalime išspręsti, ko nežinome. Ar ne? Mūsų psichika bijo to, ko nežino. Ir jin tam priešinasi. Jeigu mes visi žinotumėm, kad nėra mirties arba nėra lygų, irgi mesgi kitaip gyventumėm visi. Mes visi kitokie būtumėm. Patikėkit, kad žinojimas, kad lygų nėra ir kad tai galima išspręsti, kaip ir Milda sakė pavyzdį. Ir tikrai ir aš turiu tų pavyzdžių, kur žmonės ir laidojami buvo ir sakė, čia jums 2 mėnesiai, patikėkit, gyvena, džiaugiasi, tai ne tik, kad jie sveikesni, jie dar ir suvokia. Suvokia, ar ne, tai yra jų sąmonė, prasilė, jie pradėjo žiūrėti kitaip į šitą pasaulį. Ir tikrai gera matyti tų žmonių pasikeitimus, kai tenka ir, bet daugam ten yra sakyta ir kažką pjaustyti ir dar kažką daryti, bet jeigu žmogus supranta, jis eina ir gali laukti, turi kažkiek laiko, jis pastebi, kad ateina, sako, tai kas čia dabar, ką tu darei? Sako, daktaras klausia, ką aš dariau, pas mane ten kažką ten žiūri, jau kažko nebėra. Tai būtent yra, tai tik tais patvirtina, kad iš tikrųjų viskas mūsų viduje, mūsų būsenoje, o visa tai yra iš gyvenimo. Iš to gyvenimo, kurį mes gyvename. Ir visos ligos yra iš to, su kuo mes turim santykį. Tik tais. Tai namai, darbas ir kaip aš pats su savim. Viskas iš to santykių, viskas iš tenais. Tai be abejo pinigai, praradimas pinigų, kažkokie tie visi dalykai irgi, nes pinigus praradau, pas mane aš pradedu galvoti, kaip aš gyvensiu, galiu iš bado mirti, oi čia tą prarasiu, žmona paliks. Ir įsivaizduokit, kiek jau minčių, pas kiekvieną labai skirtingai. Ir kiekvienas atvejis, kurio mes nesam patyrę arba yra įdiegta, kad bijom, mes visą laiką jų bijosim. Mes visą laiką bijom naujos patirties, kaip aš sakiau, ar ne? Mes kažką išmokom ir tą patį darom, kartojam, tada mums saugu. Bet labai dažnai netgi keisti darbą, santykiuose pasikeitimai, jie tikrai labai smarkiai mus visus liečia. Bet aš noriu pasakyti, kad pirmos skyrybos pas visus buvo baisios, antros jau nebe tokios, o trečios dar mažiau. Ar ne, tai nei gerai, nei blogai, tai kaip ir neigiama patirtis, ne, bet jeigu tu išgyvenai po pirmų skyrybų, tau nebe taip baisu yra. Ne, o kai kam tai yra tolygų mirčiai, aš žinau žmonių mirusių po skyrybų, po metų, po 2, jie susigriaužė, susivalgė patys. Ne, ir visai tikrai yra, bet viskas iš gyvenimo. Tai tokiu atveju dar truputėlį tokia kaip intarpas, labai gražiai tokį laikas intarpui. Birutė man pasakoja, kad ar tiesa, kad galima pas Marių kreiptis, kažkokį pasiūlymą lygtais turi Birutė. Marius iš tikrųjų užsiema su žmonėmis, kas nori gyvai pasikonsultuoti. Pas jį valanda šiaip kainuoja 70 €, bet šio laivo metu, kas užsiregistruos ar ten dar valandą po, sakysim, tai gali gauti konsultaciją tą valandos už 50 €. Tai 5 žmonės pirmie užsiregistravę gaus nuolaidą ir konsultacija kainuos 50 €. Nes Marius, aš pati pas Marių esu ne vieną kartą buvus ir tikrai man išsprendė ne vieną problemą ir aš esu susitaikiusi su artimais žmonėmis, su kuriais turėjau irgi, sakysim, tokius santykius nelabai jau gerus ir tikrai jau patyrusi ne vieną kartą pati tą būtent poveikį psichosomatikos, kaip veikia ir kaip galima iš tikrųjų per psichosomatiką pakeisti požiūrį į daug kuriuos dalykus. Tai tikrai labai siūlau
ateiti pas Marių ir tikrai, jeigu turite problemų su sveikata kažkokio, tai, ar netgi ir šiaip kažkokių tai psichologinių, kurios jums atrodo, kad jūs kažkaip spaudžia, tai Marius tikrai labai padės. Aš, kaip sakant, bandau, o gaunasi tikrai labai įvairiai. Ir yra toksai dalykas, aš pasakiau, kai žmogus iš tikrųjų nori, kai jis pats nori, pavyksta visada. Bet labai dažnai žmonės, mes tai įpratinti, kad jie ateina, kad aš už juos tai padaryčiau. Aš negaliu. Ar ne? Žmogus, jis turi norėti. Jis turi norėti kažką pakeisti, pažiūrėti, pamatyti kažką kitaip savo gyvenime, pasaulyje. Jeigu jis nenori, tai niekas nepadarys, niekas neišgydys. Taip. Yra man viena moteris pasakius, nes aš dirbau su įvairiais gydytojais ir holistiniais ir ne. Ir teko būti tokioj situacijai, kur turėjau vertėjauti ir moteris sako, man lengviau tabletė. Jinai pasveik nenorėjo. Jinai nenorėjo keistis. Ta prasme, jinai norėjo, galbūt sako, aš norėjau pasižiūrėti, ar yra kažkoks stebuklas, kur tu ten padarytum kokius stebuklus, išgydytum mane. O jei ne, tai sako, tabletė man bus ok. Jo. Bet čia yra tas, mes turim prisimti atsakomybę, prisimti atsakomybę už tai, kas vyksta mano gyvenime. Už viską. Ar ne, tada mes turime šansų tapti šeimininkais. Ar ne, ir sveikatos, ir priežasties pasiekmės, kas įvyko, kodėl aš ten ar į avariją papuoliau, ar kodėl aš kirsiu. Mes gaunam šansą, tai išspręsti ir tapti šeimininkais, o kai šeimininkais yra dabar populiaru kūrėjais savo gyvenimo. O jeigu mes, davai ta auka, aš šitaip nenoriu, tai, tada jo, tabletė. Bet tablečių, pažiūrėkite, tablečių kiek daugėja, kiek pavadinimų, kiek rūšių, kiek ligų daugėja. Statistiškai viskas daugėja. Tai suprantam, kad mes užtušuojam ar ne, mes nutarėm tos savo dalies, kuri pastrigusi neišgyventi, mes uždarom patys save nuo kažkokio sprendimo. Mes patys lendam į tą tokį tunelį požiūrį ir gyvenimo. Ir siaurėjam. Mūsų ten viduje nepasitenkinimas bus taip toliau, užtat žinom, kad daug visokių stimuliatorių yra laimiai. Tai ir bėgam mes tada paskui juos. Priežastis turbūt irgi dažnai susijusios su tuo pabėgimu vietoj to, kad išspręsti galbūt. Išspręsti tikrai būna sunku, žinokit, man pačiam, aš irgi labai daug ko negaliu išspręsti pats. Nors gilinuosi, reikalingas kitas žmogus. Taip yra, kad mums labai sunku save pamatyti. Mums labai sunku yra save pamatyti. Ir tam reikalingas kitas žmogus, kad, tu pamatytum kitaip. Nes man atrodo, kad aš vienoks, bet aš žinau, kad visi žmonės, kur žiūri, jie visi mato mane skirtingai. Visi. Aš visiems tiem žmonėm esu kitoks. Ir visi mes esam visiems skirtingiem žmonėm, atrodom vis kitokie. O apie save aš turiu, kitą nuomonę ir manau, kad yra šitai. Ar ne, tai ir tai būna. Taip, iš tikrųjų labai svarbu, žmonės dažnai kreipiasi dabar ir, žiūri į religiją, į astrologiją irgi, bet kaip ir ne vienas, netgi ir Indijos mokytojas, taip, sako, astrologija neblogai pasižiūrėti, mes mėgstame tai daryti, bet sako, tu vis tiek esi atsakingas už savo gyvenimą, tu gali keisti, kas jame vyks. Bet dažnai tiesiog, čia man taip išpranašauta, čia taip turi būti, tai ir viskas. Aš esu bejėgis, vargšas. Jo, tada bejėgis, tada šauka, tada taip yra programuojama, visuomenė, žmonės ir visą kitą, Tai yra šiame momente ar pas chiromantą, pas astrologą, bet kur nueisim, jis gal ten tiksliau, jis pasako, kaip yra šiame momente.
Ir jeigu tu nieko nedarysi, va taip gali tenais va ateity būti. Nes, nu, žinom, kad ir laiko savoka yra, nu, tam tikra, viena mūsų lygmenį tokia, o kitam visai kitokia. Tai va, tai jeigu tu kažką padarysi kitaip, tu viską sugriausi tą astrologiją. Jau jinai bus kitokia. Ne, ar ten kiti, taip, kad keičiasi šiam momentui, kaip aš pasielgsiu. Aš dabar važiuosiu, eisiu į pasimatymą ar neisiu. Norėjau eiti, nusprendžiau neiti, nes būtų ne. Ir viskas, ir tu pakeitai viską. Tu tą grandinėlę, kurią tau ten kažkur kažkas tai, ar tu įkaitas, tu pakeitai. Jeigu darbas eini ir kankiniesi, ten pešiesi su viršininku, sutark, atsisės, išspręsk tai, kad tu norėtum eiti į darbą. Kad nereikėtų tau eiti, bet tu norėtum įeiti. Tai yra vienas žodis, bet visai kita būsena, visai kita kokybė tavo darbo, ten nebebus traumų, tu nebeužkliūsi, tu nebevėluosi į tą darbą. Kiek viskas pasikeis? Ne, mažas dalykėlis, mažas žodis apie vieną ir tą patį darbą gali kaip iš esmės pakeisti visą žmogaus gyvenimą. Jis gali karjerui užaugti ir taip toliau, jeigu jisai nori. Ir netgi tam pačiam darbe, kai yra santykis su vadovu tiesioginiu blogas, jeigu jis nori išspręsti, galima netgi, tai jam patinka darbas, bet kažkada vien tai išsprendus gali labai daug pasikeisti. Taip kad ir tai irgi yra santykis. Koks aš, kas vyksta manyje, kai va taip pat. Ar ne? Ir sakau, bet pačiam kartais yra sunku. Vat kaip Birutė sakė, mes kažką tais galbūt pratęsę visą tai, aš pabandysiu papasakoti tuos pirmosius ženkliukus, kurie vyksta, kaip atpažinti, kad aš jau kažkur einu. Ar ne? Tam yra biologinė prasmė, tam yra, nu, čia irgi didelis darbas buvo ir mokslininkų atliktas ir visą kitą, kad tai išaiškinti, kas ten yra, jeigu su oda kažkas, ar su sąnariais, ar su plaukų slinkimu, ar su akim, kažkokie tai simptomai, kurie su kuom tai yra susiję. Tada žmonės jo gali, turėdami tokius instrumentus, kartais ir patys savo padėti ir išspręsti tam tikrus dalykus. Tai labai labai dėkui už tokį pasidalinimą ir aš dar žinau, kad Birutė turbūt mato klausimus. Ar yra klausimų kažkokių? Nu, šiuo metu kažkaip nematau, kad... Aš mačiau, kad yra. Jo. Tai jeigu kas, kol aš surasiu klausimus, Birutė, tokiu atveju gal galėtum klausantiems papasakoti, kas laukia sekančioj paskaitoj su Mariumi. Mes su Marium sekančią paskaitą pabandysim išsiaiškinti, iš kur kyla problemos, kada yra su oda, ne? Kaip būtent mūsų tas elgesys, ne? Ar požiūris kažkoks būtent įtakoja problemą su oda, kada yra kažkokios egzemos, spuogai, akne, ar psoriazė, nes tai labai dažna šiuo metu, nu kaip ir labai dažnai pas ką yra tos problemos, aš pati netgi turiu pažįstamų, kurie irgi dirba ir ant tiek prasidėjo su oda problema, kad žmogus nebežino, ką daryti. Ir man irgi atrodo, kad tai yra susiję būtent su kitais gilesniais dalykais, bet žmogus dažniausiai pasirenka ką? Nu, tiesiog gerti kažkokius tai vaistus, vietoj to, kad eiti ir aiškintis, iš kurgi tos problemos. Tai labai norėtume būtent sekantį kartą pakalbėti apie tai, kaip galime mes savo padėti būtent ir suprasti ir išsigydyti, nu, gal ne iš karto taip greitai, kad išsigydyti, bet tiesiog suprasti tas priežastis, iš kur būtent tos problemos kyla, būtent su oda. Ar tai netgi ir plaukai gali netgi nuo to aiškus linkti. Nagai. Viskas iš gyvenimo. Taip. Viskas iš gyvenimo, tikrai. Ten iš mirties ar iš dar kažkur, nu, niekur nieko nėra, viskas yra iš gyvenimo. Tai tuo metu aš čia žiūrėjau telefoną nemandagiai, klausimų. Tai yra vienas iš klausimų. Prieš 3 metus vos tik susijaudinu, užsmaugė gerklę ir nebegaliu ištarti nė žodžio. Ar tai skydliaukė, ar tai tik psichikos problemos. Kiek suprantu, tas žmogus buvo kritikuojamas anksčiau, apie tai, ką kalbėdavo ir ką sakydavo. Taip,
kai tik susijaudina, ar ne, jis susijaudina dar dėl kažko tais. Dažniausiai susijaudina tada, jeigu tas žmogus buvo kritikuojamas, jisai turi tokį žinojimą, tokią patirtį, jis kaip norėdavo kažką pasakyti, kad nesulaukti kritikos, nes ta kritika, jinai yra nuteista. Ar ne? Aš kažkada irgi labai jautriai reagavau į kritiką. Šiandien dienai aš pastebėjau, kad pradėjau atskirti, kur yra iš tikrųjų konstruktyvi kritika, o kur yra tiesiog, kai kurie žmonės nori būti geresni ir jie renkasi strategiją kitą žeminti. Arba pakritikuoti, ar ne? Tada atsiranda galimybė tapti protingesniu. Tai tokius dalykus, net nekreipiam dėmesio, ar ne? Tai ir čia yra, mes žinom, Ajurveda, ne? Tenais šneka apie čakras, čia yra saviraiška, ar ne? Ir tada ten taip trumpai, aš jeigu, reikščiausi, ar ne? Man grėsmė. Nesireikščiau, grėsmės nebus. Užspazmavo, o dar biologinė prasme yra, noriu pasakyti, kad mes viduje esam dar šiek tiek ir gyvuliukai, mes turim tokią smegenų dalį, kur eina tie mūsų labai seni išgyvenimo konfliktai. Ir kažkada išsiduoti, kad tu esi, buvo tolygų mirčiai. Tai jeigu aš neišsiduosiu, aš neišleisiu garso, aš išliksiu gyvas. Aš čia tiesiog tą mūsų primityvųjį protą apibendrinu dar jo veikimo principus. Tai su gerkle, sakykime, tai yra tokia saviraiška, tokia, tam tikri dalykai, nes pasislėpęs būsiu, nekalbėsiu, gyvas išliksiu, o prakalbėsiu, mane suras ir nušaus. Sakykime, ar ne, jie tokie gali būti labai, labai tokie, atrodo, kvaili, bet taip veikia mūsų organizmas kartais. Tai susijaudina, kai žmogus greičiausiai kažką nori pasakyti, ar kažkokią neteisybę mato, ar įsiterpti, jis tada susijaudina greičiausiai. Ar ne? Ir tik tada jam čia spazmuoja. Čia reiktų dar kalbėti su pačiu žmogum, kur kokiose situacijose, jamgi ne visada, jam kažkur, ir jeigu jis prisimins, kur būtent kokiose situacijose. Nes kai jis vienas būdavo, jam taip nebūdavo, jam būtinai santykė su kažkuom. Ir tai kartais gali būti vienintelis žmogus, sakykime, partneris arba vadovas, su kitais ne. Nes jaučia kažkokia, kad priklausomybė yra, jis trigeriuoja tas žmogus. Ir su vienu galima, jam galisi bendrauti, o su kitu grėsmė kažkodėl. Tai čia, aišku, reikia jau pažinti tą žmogų, kad geriau... Jo, reikia pasibendrauti, bet jeigu jis sakė buvo, dabar nebėra, tai tegul gyvena savo toliai ir nekvaršina galvos, viskas yra tvarka. Jeigu buvo, tai jo, tai greičiausiai kažkoks tai ten tas žmogus, ar situacija, ar darbas, kur jam tai vyko. Tiesiog, jeigu mes būtų pasijungti, aš keletą klausimų užduočiau ir būtų lengviau, galima pasakyti. Pasikeitė. Jis pakeitė šalį, vietą, darbą, gal žmoną ar vyrą, kažką su kuom tai buvo susiję. Ar ne? Nes jį kritikuodavo, tai ten, kur kritikuodavo, tai tas, kuris kritikuodavo, greičiausiai dingo iš šio gyvenimo. Dėl kažkokių tai priežasčių. Ir jam praėjo visą tai. O jeigu ne, tai reikia pasižiūrėti. O jeigu ne, tai jis tegul bent jau žinai, užsiduoda savo klausimą, koks tu, kai tave kritikuoja. Vieną žodį. Tegul sutalpinai vieną žodį. Kas įvyks, kai tave kritikuos? Kaip tu keitiesi, tavo statusas, kai tave kritikuoja? Ten dažniausiai tampu durnas, nesaugu. Ateis toksai žodis. Tai su tom jam reikia sutikti būti kvailiu, būti durnu, pagalvoti, ar aš tikrai numirsiu, jeigu mane čia visi kritikuos. Ne. Jeigu aš nutarsiu iš tos kritikos pasimokinti, aš tapsiu tobulesnis. Ar ne? Ir viskas gerai, visi mes čia mokiniai šitam gyvenime ir pasauliu, žinot, nėra čia nei durnesnių, nei kvailesnių. Yra tie, kurie mokosi ir tie, kurie nesimokina. Tai viskas normalu labai. Tai dar yra pora klausimų, jeigu galime kažkaip tai juos bent jau porą atsakyti, jeigu vienas koks sudėtingas jau, tai gal atsakysime. Bent jau trumpai, trumpai. Tai vienas iš klausimų buvo, kaip kovoti su nepasitikėjimu savimi. Kaip? Niekaip. Neišeina kovoti nei su pykčiu, nei su pasitikėjimu su savim, ar ne?
reikia sutikti, tai yra tavyje ir kovojimas su tuom, kas yra tavyje, ką žinau, dar viena kova, dar vienas laiko švaistimas, ar ne, nes kovoja su lygom, nupjauna kažką tais, ne, kur kartais nebūtinai reikia. Organas sako nereikalingas, tai irgi ta pati kova, bet tai neišsprendžia, ten praeina kažkiek laiko ir vėl tas pats. Tai su nepasitikėjimu pradėti pasitikėti. Čia vėlgi reikia bendrauti, tas nepasitikėjimas, žinot, yra, ko bijai padaryti. Ko bijo tas žmogus, bet nori, bet nedaro. Ko jis nori, bet nedaro. Aš manau, kad tas žmogus tam tikrose sferose yra labai pasitikintis. Kažkur. Ir aš irgi kai kur nepasitikiu savim, kur kažko nedariu arba turiu neigiamą patirtį. Aš ten lygiai taip pat bijau kaip visi žmonės. Nesako, bijai vandens, šok į tą vandenį. Tik tais taip tu pradėsi jo nebebijot, kitaip negali, tu turi pragyventi tai. Ir šiek tiek nepasitikėti yra irgi normalu, nes tie, kurie viskom pasitikė, jie pridaro labai daug nesąmonių šitam gyvenime. Netgi susinaikina, taip kad čia irgi to tokia auksinis viduriukas, ar ne? Tai vėlgi čia reikia, biškutuką giliau žiūrėti. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad kovoti su jom neišeis. Reikia ugdyti ir žiūrėti, kur tas žmogus prarado tą pasitikėjimą, savęs dalį. Tai buvo su kažkokiu praradimu, su klaida dažniausiai, su kažkokiu, tragišku įvykiu, kurį smarkiai išgyveno ar ne. Kartais būna, kad tiesiog nuo vaikystės, tai tada ten, kiti dar dalykai gali būti. Dėkui, suprantama, kad čia taip paprastai neatsakysi, bet bent jau truputėlį užvedate, ką žmonės gali tiesiog savęs paklausti. Na ir paskutinis klausimas, Valdas klausė porą klausimų, tačiau tik vieną galbūt dabar paklausime. Kai veikia psichosomatika sapno metu ateities gyvenimo momentui, kaip tai manoma kontroliuoti? Manau... Čia kažkas su sapnais? Jo, čia su sapnais. Jo, aš noriu pasakyti, kad sapnai yra daug sapnininkų, gal ir kažkokių, ten, žinau, žmonių, kurie biškai skaito juos ir taip toliau. Aš neskaitau, aš noriu pasakyti, kad kai mes sapnuojam, realiai mūsų fizinis kūnas mūsų protas yra miręs, ne? Mes negyvi. Gulim, ar ne? Mes sapnuojam, bet mokslininkai irgi matavo, kad ten yra bangos, kad pa žmogų vyksta, ar ne? Vyksta išgyvenimai, jausmai, tai yra energoinformaciniai procesai. Ir tai yra mūsų subtiliųjų kūnų išraiška. Čia vėl reiktų sakyti, kad mes turim ne vien tik savo fizinį kūną. Ir čia būtent yra išraiška to, kas yra mano viduj. Aš siūlyčiau atkreipti tam žmogų į tą sapną, kai manęs klausia kažkas apie sapnais, aš pats klausiu, ar sapnuoja, ar yra tų sapnų, kad besikartojantis, panašus, pas mus vaikystėje tikriausiai pas visus yra buvę, ar ne? Ja, po to jie irgi dingsta. Tai yra mano subtilaus kūno išraiška per tą sapną, per išgyvenimą, kaip sakant, įtalpinta į tą fizinį pasaulį, nes mes matom filmuką sukasi. Tai ten dažniausiai yra taip, aš taip, kad trumpiau interpretuoti, kad ten kažkas vyksta, bet jausminiam lygmenį. Pats paveiksliukas gali būti kitoks. Tu kartais gali kažko tais bėgti su kojom, kartais su automobiliu, kartais ten dar kažkas, jis gali skirtis, bet tai bus apie tą patį, aš bandau nuo kažko pabėgti. Tam dažniausiai yra tai sapnuose, ko aš labai 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 noriu, bet neturiu, arba ko labai bijau, labai nenoriu, bet tai yra. Ane? Ir tai per mūsų subtilius jausminius reiškiasi. Mes taip pat. Tai, aš siūlau tai labiau. Aš noriu dar pasakyti, moterį, kuri 5 metus sapnavo savo mirusią dukrą, sesę, kuri ateina taip rankas ištiesusi. Ir pas ją buvo jau onkologija. Jis ateina 5 metus, jis sapnuoja, jis eina ir žino, kad sapnuos ir jai baisu.
Ir po vieno pokalbio jo parašė po 2 dienų, sakė, kaip gerai, aš miegojau ir nesapnavau, jinai pas mane naktį neatėjo. Tai kartais ir tokių dalykų būna. Taip, turbūt paskutinį klausimą, o Valdai, tą kitą sudėtingesnį mes atsakysime vėliau. O dar klausia viena iš klausytojų, kaip susitaikyti su artimojo sunkia liga. Čia irgi nėra paprastų klausimų, žiūriu. Jo, kaip susitaikyti, išgyvenkite tą skausmą. Pabandykite jūs išgyventi. Aš jums pasidalinsiu biškį savo patirtim. Su to žmogaus liga esmė tai yra, kad tai yra jo. Išmokėm atjausti, negailėti žmogaus, bet atjausti jį, pabūti su juom, ar ne? Mes galim duoti nuo savęs dalelytę kaip energiją, kaip atjautą ir palaikymą. Ar ne? Bet prisimti atsakomybės už kito žmogaus ligą nereikia. Ten apsikeitimo netgi būna. Pabūti ir kad jom, duokit jam stiprybės tom, kad pasitikėkit. Kartais aš esu matęs, susitikęs, kad tie sunkiai besargantis jau jie patys nebenori gyventi, jie pavargsta. Ar ne? O gyvėjai artimieji bando dar visokiais būdais jį ištraukti į gyvenimą, kai jis jau pripažinti negali, bet jis jau pavargus, jau pats nebenori gyventi. Yra buvę ir šitaip, ir kartais būna taip, kad tiesiog niekas nebegali padėti, kad sutikti, nesusitaikyti, pabandykite sutikti, kad pas jūsų artimą žmogų dabar yra šitaip. Ar ne? Sutikti. Mes visi išeisim iš anksčiau ir vėliau. Niekam nepavyko dar nulaužti šito failo. Taip, kad tai yra būtent jo, ar ne? Jūs už jį negalit, bet jūs galite pabūti šalia, galite atjausti. Jeigu jisai nori pasveikti, pabandyti duoti stiprybės, davai ieškom, davai žiūrim, sprendžiam, ar ne? Bet pabandykite negailėti jo, neverkti prie jo ir nebūti patys silpni šalia jo. Aš esu tai patyręs pats kaip sunkus ligonis, tai patikėkit, jūs energetiškai tada padėsite žmogui. Su gera nuotaika, su atjauta, su palaikymu tame, kur yra tas žmogus ir kokioje lygoje yra tas žmogus, jūs jam padėsite savimi, savo stiprybę. Jeigu jūs gailėsit, jūs jam tik blogiau darot. Aš irgi noriu moterim, mamom, tėčiam, kas bebūtų, pabandykim neverkti dėl tų savo artimų žmonių. O išlikim, ta tokia, žinot, kaip sakant, su atjauta, su pagarba tam žmogui, ten, kur jis yra, tame, kame jis yra. Tai mes tada energetiškai jam padedam, patys to nesuvokdami netgi. Tai kaip mano kolegė ir draugė dabar jau, jos sūnus susirgo vėžiu, būdamas mažas vaikas, ir jinai irgi susirgo vėžiu, gan neužilgo, ir po to jinai susitinka su kitais tėvais ligoninėje ir žiūri, kad čia yra, pasirodo, dažnas dalykas, kad suserga artimieji labai, arba ypač vaikai, po to suserga dar ir tėvai. Ir jinai netgi pradėjo grupę tokią, kur kalbasi apie tai, kad vis dėlto pasistengime nesirgti, nes tiem vaikam irgi mūsų reikia. Jo, ir tenais, kur ten tavo draugė, jo, tai vėžys yra, aš noriu pasakyti, kad vėžys tai yra žodis V-E-Ž-I-S, ar ne, 5 raidės. Veikia ne žodis, prasmė, žmonės išgirdę jį jau. Suprantat? Tai čia neprakinkimas, čia irgi ne liga, čia adaptacinis mechanizmas, kuris labai skirtingai veikia, vystosi skirtingose organuose. Ir tai irgi yra išgyvenimo, nuo ko priklauso. Kai kuris vienaip, kai kur kitaip. Užtat sako, kad tai yra neprognozuojama, bet tam tikrose stadijose aš noriu pasakyti, kad onkologijos išraiška yra organizmo atsistatymo procesas.
Ir prie viso to norėčiau pasakyti, viską, ką mes pastebim mūsų kūne, mums padeda, ane kūnas. Ir daugelis dalykų yra, mes jaučiam, matom kaip temperatūra, prakaitavimas, kosėjimas yra atsistatymas po mano konflikto, psichologinio kažkokio. Suprantat, o mes tada einam gydyti, kai kurių lygų nereikia net gydinti, jų reikia išbūti, sutikti ir viskas praeina. Nes mes jaučiam, kai skauda, kai dar kažkas jau yra atsistatymo fazėje organizmas. Beje, jį pasveiko. Ir vaikas sveikas jau ir jį pasveiko. Kai kur onkologinis procesas yra organizmo atsistatymo fazė po dramatiškų kažkokių dalykų. Taip. Tikrai labai įdomu klausytis jūsų. Iš tikrųjų, jau ir žinučių gaunu, kad nori su jumis kai kurie ir pasimatyti. Ir pasikalbėti. Ir perduodu žodį tada atsisveikinimo Birutei, o aš tai galiu padėkoti, be galo įdomu, kalbėtume dar labai ilgą laiką, tačiau leiskime ir žiūrovams ir klausytojams pailsėti, o mes jau kitus kartus jau konkrečiai kalbėsime apie tam tikrus ligas ir požymius ir kaip galime savo padėti. Birute? Tai labai ačiū, Mariau, kad tu atėjai, kaip sakant, pas mus į laivą pakalbėti apie būtent labai svarbius dalykus, kur tikrai labai daug žmonės, sakysim, net nesuvokia galbūt, kiek tai yra svarbu mūsų tos būtent emocinės būsenos, būtent kaip jos mūsų veikia. Tai labai tau ačiū, kad tu tikrai dalyvavai ir kad mes galėsime pratęsti toliau, giliau einant kažkokiom tai vis problemom vis sekančiom. Ir prašau, tiesiog visų, kad pradėkime galvoti iš tikrųjų irgi, kaip mes elgiamės, ką mes darome, kad galėtume nulaužti tuos failus, kurie pas mus per visą gyvenimą pas mus, kaip sakant, smegenėliai susidėjo. Tai Marius irgi tas labai geras nulaužėjas, kuris tikrai labai gerai padeda tai padaryti. Čia ir aš sakau, iš savo patirties tikrai galiu pasakyti. Tai laukime jūsų prisijungiant irgi prie sekančių mūsų laivų. Ir Mariau, jeigu nori dar ką nors pasakyti. Tai gal tada tiek, jo. Būkit visokiais, jauskit viską ir viską išgyvenkit. Ir mažiau matuokite viską per blogio ir gėrio prizmę. Visi mes supykstam, visi mes klystam, visiems mums būna labai negera ir nemalonu. Išgyvenkite pilnai tai, kas įvyko. Skaudu dėl netekties, pabūkit, išgyvenkit, išsikriokit, išsiverkit. Išgyvenkite tai, kad to nereiktų neštis toliau į ateitį. Kaip ir džiaugsmas, džiaugėtis, pakrikštaukit, pašokinėkit, galima, negali būti blogai, gerai, kultūringai, ne, taip kaip tu, taip kaip tau atrodo, taip kaip tu jautiesi, toks atbūk, išbūk, tai bus tikra. Tada tai bus tikra ir tikrai tavo. Ir tada tikrai bus mažiau ligų. Leiskim savo būti visokiais. Tai ačiū labai tau, Mariau. Tai iki sekančių susitikimų. Viso geriausio. Ačiū Milda, ačiū Birute. Ačiū Birute, kad pakvietei Marių. Ačiū. Viso gero. Viso gero.